O dabar esu šiauriausiam taške. Pirmoje dalyje matėte, kaip sekėsi važiuoti iš Lietuvos iki Nordkepo. Ir man tai puikiai pavyko. Bet nepagalvokit, jog tikslas buvo pats Nordkepas. Tikslas buvo pats važiavimas, mėgavimasis juo, grožėjimasis gamtos vaizdais, stovyklavimas palapinėje ir aišku mano mylimas motociklas Tenere. Pasiekęs paskutinį tolimiausią savo kelionės tašką, šiek tiek čia pabuvęs, pasigrožėjęs man svetima aplinka, laikas buvo grįžti atgal namo į Lietuvą. Goodbye, Russia. Shut the fuck up, put your fucking guns up. They look at me and think, man, that's one local motherfucker. The young homie trapping out the lush truck. If you try to rob him, he ain't pussy, he gon' buck. Yeah, don't try to play me for no junkie on the... Tu, ne tas video. Atsiprašau, žiūrovai. Kaip man sekėsi, gero žiūrėjimo. Varysim į parduotuvę, nusipirksim porą alaus, noriu norvegišką vieną skarbę ir suomišką vieną skarbę. Hello, sveiki sutikę mano vlogę. Gerai, neatsipalaiduokime per daug, nes dabar reikia grįžti namo ir važiuoti reikės virš 2000 km atgal. Kaip padangikės, dar normaliai. Viršuje įsijungiu Norvegijos šiaurinės dalies Trans-Eurotrail maršrutą, o apačioje kiek liko iki Lietuvos. Judame. Gražu, smagu. Tai dabar važiuosime Trans-Eurotrail Norvegijos šiaurinę dalį. Užsidėjau šalką ant kaklo, nes vėjas didelis, ir kad ten neperpustų. Eik sau, kaip pavojingai, bet kai smagu. Ir su Germany čia kalbėjau su vokiečiu, kur su mocu. Jį nežymėtai iš galo dasivijo, nubūdė. Jisai viršijo ten plus 20 kažkiek. Tai ar nežinau, ar gerai supratau, gavo 800 eurų baudą. Carbonara, tokių šiudų, arbatos, vandens, energetinis dabar ir cukrus, kad būtų. Ir lėksime toliau. Norėjau lėk per naktį, bet galvoju, nu kur tu Dainiau čia lėksi?
Kur tu nuskubėsi? Nusipirkau guminuko, bomžpakių, karšto vandens pasidarysiu. Ir ieškok tu savo vietikės, kur smagiai praleisi naktelę. Paimsiu taip ir padarysiu. Tie tuneliai tokie, ypatingai čia Norvegijos šiaurėje, tai tokia kai kažkokia paslaptis lyg būtų. Jeigu jie čia padaro tokį tunelį, tai aš žinau, kiek gali tokių kažkokių slaptų tunelių padaryti tokių. Eik, čia naktį pavojinga važiuoti. Reiktų saugai satumą. Pamėginau ir... Dar viena palapiniai diena. Palapinė žiauriai šlapia. Visas šlapia, vad nežinau, ar matos vanduo. Lauka koks minus kokie 8, 6. Jaučia šaltą. Esu tarp tokių fjordų. Žvaigždės labai gerai matos. Šiaurės pašvaistę mačiau. Ne veltui jinai šiaurė, žinokit. Kas nematė, tai wow. Todėl sapnuoju, kai krenda dantis po to. Dantis įsiplovęs. Ir buvusi peizdė doto. Ok, jungiu filmą. Nu, sakau, labanaks. Štai tokia vietikė. Miegojau šiąnakt. Bet čia gyvenimas motociklininko. Kol sutvarkai, kol viską. Be 2011 yra. Ir toks galvojau, nebe haikinsiu, bet negaliu. Tai po to gailėsies. Toks čia ir haikas, nueisiu kokius 500 metrų ir atgal. Bet noriu va, tą patirti. Lipimą. Va tokie upai išmindyti. Turbūt gyvūnų labiau, ne žmonių. Nes tokie va siauri. O, vaikinė. Pažiūrėk. Mačiau, tai laikai visą kitą. Kaip kvepia. Oh my god. Čia gyvūnam visur namai. Kaip čia minkšta. Oh my god, kaip gražu. Nu, 10 metrų nuo skardžio. Nesibegirdi jokio garsų. Toks. Kalnai turi gali. Gyvūnus matau. Kai tylu ramu. Aš nenoriu iš Norvegijos išvažiuoti. Ir čia būtų likusias kiek turiu dienų. Ir tada su lėktuvu grįžti kokią. Tai čia tyrinėčiau viską. Ten nuvažiuoju. Jo, haikas. Nes aš mėgėjęs ant bėgiojimo viskų. Tokių sportų, bet respektas. Bet tai neaiškia, kad nenorėčiau, vat, tiesiog nedarau to, bet va tokiuose vietose daryčiau. Dabar esu perpučiam kelniam tokiam, termo. Visą iškart prakaitoju šlapės.
To važiuot bus kankinė. Aš baikeris. Leiskit man važinėti. Klaipėda. Kur mane ir pagimdė mamytę. Oi, namai, nostalgija. Nu, 24 valandas. Ei, vaikinė, koks geras jausmas! Pass me the glue so I don't bleed to death. Tai pravažiavau Norvegiją, Norvegijos setą, paskui Nordkapą, Norvegijos Trans-Europe Trail šiaurinę dalį. Visi, kas ten važiuoja su mocu, visi iš tikrųjų važiuoja, nes šitas ir yra kelias nuo čia iki par Nordkapo galo. Dabar esu Suomijoje vėl. Mano artimieji pergėna, pastoji skambina, ieško. O, mes čia, Norvegija, Lietuva, kur tu iš Suomijoje jau? Apačioj tėvai, viršui Norvegas pusbrolis. Supyko, kad net važiavau, kad gyveno pietuose. Pavasarį reikia su tėvu atvaryti. Ką, laikas nusukti į bekelę? Vaikinė, voko ir norėjau. Vo čia yra Suomijos žvyrkelis. Kol kas neblogas. Kilometriukai čia lėčiau sukas, nes greičiau čia 7-8, bet vaizdai fainesni, ne tas asfaltas. Здорово! Žiūrėk tenai irgi. Mū. Žiūri, tenai. Ai, gerai, netrukdykim jam. Žiūrė, kaip durnelė mane. Baigštus bet tokie. Įdomu irgi, kas čia toks atvarė su motorinka. O, žiūrėk, kiek lakso tenai. Nežinau, ar jau matos per kamerą.
Tokia Suomo ten kartu varo, sako varom, žiūrėk, bėga. Tokiom šeimynom gaujom kaip bėga, ui. Jau temsa, jau vienu žodžiu ieškau nakvynės vietos. Blemba šalta daros, naktis bus šalta, manau. Šiandien mėgau štai tokioj vietė. Štai žiūriukas, štai tai nereikia, bet štai ir kelias pagrindinis. Nu niekaip neradau kur. Arba daug kilometrų labai reikėjo važiuoti. Nu, šiandien mėgau gerai, bet jau drėgmė jaučiasi, jis jau nespėja išdžiūti, jau mėgnis išlampa po truputį. Čiužinukas. Aš laukiu, kol palapinė pradžius bent kažkiek. O, sniego žmogus eina. Kažką norėjau pasakyti. Pamiršau. Kas man patinka, čia taip tylu, čia jokių paukščių aš negirdžiu. Nieko. Tyla. Pirštinės senos, bet neperšlampamos, labai gelbėja. Ir dar, kad neperpustų, užsidu tokios, kad... Nes +7, žinau, kad važiuosiu, bus šalta. Perpus vėjas. Gerai. Tas ilgas kelias namo, kurio su tavim mes ieškojom. Tas ilgas kelias namo, likimas mum nusišypsojo. 500 kilometrų iki mano užbukintos baseino. Turėsiu atidirbti, kad pasilepint baseiniukų. Važiuojame. Tas ilgas kelias namo, kuriuo laimingi mes žingsniuojam. Tokia užsibukinau. Su spa norėjau, kad būtų suomiška pirtelė. O, senė. Pasikviesiu panikę kokią suomišką. Žiūrim, kiek vakar nuvažiavom. Vakar nuvažiavom 673 kilometrus. Bendrai nuvažiavom 3450. Čia biškai pailsėjau, pabuvau tose visose džakuziuose, prasiplaukiau baseine. Tai nugarą taip normaliai įsitiesino baseine plaukdant, iškart kai sudūrė. Nuo to tokio sumedėjęs jaučias. Pirmo stotelė bus užsipilti kuro. Tokie keliai. Važiavom užpiliu kuro. Tačiau pavalgyti. Ir bufetą važiavom, kur 12 eurų viską, ką nori, bet aš picų norėjau. Pasiėmė paragauti lazanės. Dar desertą pasiėmiau ledų paragauti, zefyrų, dar antrą kavos. Ledai kokios skanus. Yo man, how are you? I'm good. Mane, jeigu draugelį žiūrėsi, tie žino, koks tas introvertas ir kaip mano jokingos anglų žinios. Bet senė, aš užsikalbu, aš nueinu, paklausiu. Sakau, vis pizza, where could I pay for that? And jisai sako, first of all,
And the next one you put your pizza in your mouth. Debilas. Beveik 100 km ant 5 pavaros važiavau. Čia būna kaip rundrun įsibėgėja iki leisto greičio ant to pagreičio ir pasilieki ir tada pasižiūri, eik savo 5 pavarą vis laik variau. Pamiršau, kad ne visiems atostogos, o žmonės dirba pirmadienį ar antradienį, kelintan čia, nežinau. Nice, bro. Hello, Karolinkė. Toks kaip kajutė kokią traukia. 7 euriukų. Hello, motherfucker. Esam Helsinkyje, sostinėje. Pasiėmiau šalmą be jokių tašių, be nieko. Kaip vietinis. Kuprinytė, kaip Klaipėdoj važinėjau. Ir seni. Aš išdrįsau nueiti į info, kur čia viskas buvo per kompus, per ragelį užsibukinti. Ir paklaus, kur mano slip. Vėl prieš kamerą jaudinuos. Kur mano flip-flopai, vienu žodžiu. You don't get it? Sakau, no. Okay. Ir tada, ir viskas. Tiesiog perlipu per save. Tiesiog lėkiau po sostinę, tikiuosi viskas bus gerai. Pafilmuosim, pažiūrėsim, kas gero. Take you down, deep down to the front line. You woke up this morning, got yourself a gun. Your mama always said you'd be the chosen one. She said if you're 1 in a million, you got to burn the shine that you love. Born under a bad sign. Čia kalbant apie merginas. Idealiai gražus, bet tokios visiškai nefigūringos. Bent jau kiek mačiau. Paragausim šitą. Eisiu į sauną ant stogo čia Helsinkio. Ir ten jau iškart jos pras, kad jokių telefonų, jokių net kalbėti negalėjai iki rūbinę, kad negalvotų, kad ten jos filmuoja dar kažką. Tai. Ir rytoj į keltą. Ir mano atostogos baigėsi. Valandos plaukimo. Niuka, vaikučiai, esame Taline. O, iškart lietus pasitinka mane. Tikslas 500 kilometriukų šiandien. Rašo 7 valandos, kas biški labai ilgai atrodo. Latvija. Ir mes jau lietuvėlėje, o saulė leidžias, greičiai. Nu ką? Ir lekiam savo.
vaizduotėje. Mintis apie mirtį mus nuodija, atim gyvybę greičiau nei duoti ją.